Tiesiog vaikštom ir čia BMW pastatas kažkoks ir M3 30 stovi. Ir Gaškė M3 ten gale. Ok. Bet ir viskas. Galim pažiūrėti paničioje. O. Labai gražus M3. Tvarkingas. BBS-ai. Rekaro. Kairė vairis. O. Einam toliau. Ferrari prašom. Pabandysim užėjti, gal netyčia turi ką nors seną. Žodžiu, plakatų senų gerų modelių turi. Bandysim užėjti. Neleido užėjti aukštyn, tai turim Purosangui R23 315 30. Nu, gyvai žiūrint nenormalaus dydžio šitie stabdžiai. Salonas tas super raudonas. Crazy big viskas čia. Crazy. Čia gal bodykitas AMM-ijos, Advanai. Šibuja crossing kažkur toliau. Ir 3/4 eilinis. Sonic Blue. Evo Vegan. Einam pasivaikščiot. Ir opa! Turbo. TRD. Ryškiai čia ilgai stovi, nes kapotas taip ir nudegęs, kiek šviesa krenta. Stovės 2000, galvoju, nieko neypatinga, bet ypatinga. Jinai turi BBS šitos puikius. Jo, labai gražus ratai. Puikiai mašinėlė ir bamperis uždėtas, tas anniversary, kur buvo pagamintas. Coveris specialus. Liuks, gražu. Einam toliau. Matau BBS-ai. RMai kyšo. Aš net nežinau, kas čia per automobilis. Leopard rašo. Bus gaugė uždėta ir net ne viena kažkokia gaugė. Aš nežinau, kas čia per mašina. Nissan Leopard. Nissan Leopard Ultima. Labai gražiai atrodo. Pirmą kartą matau. O, palauk. Pasisukau tenai ir žiūriu. Stovi mini Hondelė ir ne tokia mini Hondelė. Stovi DC5, tai peras. Šitas labai gražus modelis. Bet DC5 normaliai net nebuvo apčiupinėjęs juodas Recaro viduj. Pilnas standartas. Spoileris kažkodėl tai ne Taipero, o uždėtas kažkoks. Bet lyg ir panašu į Taiperą, nes Brembo stabdžiais, Taipero ratai, nu, čia tikrai Taiperas. Ok. Einam toliau. Kažkoks Euroshopas. Seniai Mersai stovi, Golfas pirmas, kabrikas. Wow. Čia retas reginys Japonijoje, labai retas. Nu, šitų Mersų jie turi. Čia 3, 4, ten uždengtas, man atrodo, irgi. Golfukas, tada 5 šitas, čia dar porą. Eikti savo. Va, kažkoks 5 Sens. Buvo kokį žvėrį šiandien gavom. Tai yra šiandien 2 valanda, penktadienis. Jau atvarėm į Daikokų. Čia kol kas stovi paprasti automobiliai, didžioji dalis. Bet jau matau R33 GTR. Tai čia per anksti nebūna. Čia kai atvarysi, tai ir viskas gerai. Mačiau dar ir Evolutioną 8. Tai žodžiu, pabiškį rinksis, pabiškį filmuosim.
Biški renkasi modeliukai. Ten Civikas taip per žydras stovi. Ten Miata kažkokia. Žodžiu, renkasi. Žodžiu, čia vaikštau per tą Daikokų. Ir šitoks čia stovi. Kraunasi. Okay. Aš neįsivaizduoju, kas čia. Matyt kažkokia Toyota. Labai driftinė Alteza. Oho, kaip neaukti langai. Su T37. Žiauriai gražus. Ledas. Labai gražus. Pašnekėjau su savininku, tai čia GTT. Nu, bet toks gražus. Eina savo, šitas labai gražus. Stensas, viskas, nu čia wow. Kodėl paklausiau savininko, ar čia GTT? Nes mačiau, kad kėdės paprastos. Bet atrodo tai wow. Susigalvojau savo questą. Paskaičiuokim Skyline'us. R35 skaitykim kaip Skyline'ą. Tai vienas. Antras. Ten stovi R35, tai 3. Keturi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vienuolika. 12, 13, 14, 15, 16. Olika. 18. Ten 19, 20. Stage'e. Dvim vienas ten, dvim du. Dvim trys atvažiuoja. Dvim keturi, dvim penki. Gerai, kol kas 25 suskaičiavau, 26, 27, 28. Kuntaž stovi. Gerai, kol kas baigiam skaičiuot. Atsiprašau, Diablo. Tiesiog Diablo.
japonam irgi Diablo patinka. Toliau Skyline eina. Man atrodo, šitos jau buvau paskaičiavęs. Čia 3, tai aš vieną nebuvau daskaičiavęs, tai nežinau, jau palei 30 kažką turim. Čia GTR'as, jo. Bet prisiparkavo tai taip tvarkingai, prie pat. Galėjo skaudėti. Eis ratukai, AP Racing stabdžiai, GT Nismo vairas, GTR kėdės, viskas kaip prideda. V-Spec Nismo, labai gražus. Ir Supra. Supra su kažkokiu whiteboardžiu. Išmetimas rimtas. Priklijuoti visokie dalykėliai filmavimui. Subaru. Bet mes filmuojam Skyline'us. Tai stovi dar eilė Skyline'ų. Nežinau, jau pamečiau skaičių. Bet žodžiu, jo, čia stovi GTR'as. Šalia jo matyti irgi GTR'as. Šalia jo GTT gal. Gal ir GTR'as. Palygint kumpius reikia. Vienodi kumpiai, GTR'ai ir sedanas. Labai platus ratai. Labai. Čia GTT, nes čia salonas GTT. Jo, čia GTT. O šitie du GTR'ai. Nismo intercooleris. Kažkas su taksu atvažiavo. Folksapas violetinis, mano kažkaip kamera neperteikė spalvos, bet jis labai violetinis. Žiauriai cool. Stensintas busas. Eiktų, bet jis koks didelis, ne? Kokio gerumo. Milžiniškas jis. Japonijos mastais. Dar Skyline'ų atvažiuoja. Sedanas su pustom durim. Šį ISF'as matyti. Jo, matau. Už manęs spėkit kas? Ogi dar Skyline'ai. Šrekas. Gerai, viena akis kažkokia pamušta. Toliau filmuojam Skyline'us. O, Integra. Gal šitoj mėlynos Rekarų? Ne, čia net ne tai peras. O kaip aš apsigavau. Žodžiu, koncentracija užsieniečių yra, didžioji dalis čia atvažiavusių yra užsieniečiai. Atrodo, kad čia toks turistinis užsiėmimas atvaryti Daikokų. GTR su labai gerais ratais. Labai gražus. Nismo kėdės. Juodas. Super gerai atrodo. Bet pradedu dvejot, ar čia tikrai GTR'as. Ne, visgi GTR'as. Kėdės Nismo ir GTR'as. Skydelis nežinau, ar GTR. Nu, bet sakykim, kad čia GTR'as. Turbūt, kad GTR'as. Taip. O čia irgi GTR'as panašu, kad ne.
Čia whiteboardis uždėtas. I almost had you. Jo. Sparko kėdutės. GTR priekis. Ten sedanas. Čia turim Subaru, šitą su skardiniais ratais jau matėm. Čia irgi whiteboardis. Čia tikras GTR'as panašu, kad... Ne tikras GTR'as. Kėdės paprastos. Čia yra Midnight Purple spalva. Aš žiūriu, kad jinai keičiasi. Tai jo, čia Midnight Purple nuspalvota šitas. Gaila, saulės nėra. Nesimato tikrosios spalvos. Bet dabar jis tai yra violetinis, kaip ir turėtų atrodyti. Čia tokie modeliukai stovi. Vėl pora Skyline'ų. Barza. Dar vienas Skyline'as. Labai standartinis sedanas. Bet dar renkasi. Mes čia jau forever filmuojam, bet vis dar renkasi automobiliai. Audi RS3, Civicas Type-R'as. Ne Type-R'as, hibridas. Subaru su neblogais ratais. E90. Su whiteboard'u. Ir vairų kairiai. M-kę. Bent jau pagal kapotą. Ten raudonas. Dar vienas Skyline'as. S-klasės Mersas. AMG. Čia Liberty Walko GTR'as apklijuotas. Biški bamperis buvo nukrytęs. Vėl Vilsaido RX7. Labai platus ratai. Labai. Irgi biški nukentėjus. You kidding me? Sūnaus butelis. Okay. Rožinė labiau graži rožinė. Nelabai šitą graži rožinė tikrai. Muscle caras kažkoks. Atradau tikrą to. Jau skaičiuojam Skyline'us, čia irgi Skyline'as. Ir čia irgi Skyline'as. Tai reiks pakalkuliuoti. RX7. Nežinau, nesu fanas šitos išvaizdos. Bet svarbu savininkui gerai. Dar vienas Skyline'as. GTR'as, bet tęskim prie Skyline'ų. Šitas 3PMZ nelabai gražus. Trūksta žmonių su džemperiais I love top. Skyline'as. O, yra Tofu delivery mašinėlė šalia šito Evolution'o. Trūksta tik teksto. Bet šitas Citroeno yra tikrai toks. Jau policija šneka, matyt. Jau, matyt, policija. Klasika. Civicas Type-R'as. Wow.
4-7, tai čia dažniausiai ratai. 1, 2. Šiaip hondelių dar net nefilmavau. Tai va porą hondelių senų turim. Bet šitą RX7 tai... Labai gerai atrodo. Soreris. Evo 5. Trūksta salono biškį. Evo 5 irgi su T37. RX7 tai labai geras. Va tiek va žmonių. Va tai va atrodo. Jo, kaip Shibuya Crossing iš tikrųjų. Crazy. S15 atrodo, Spec R. Tik išvertimas liusinis atrodo. Keistai atrodo, Spec S rašo. Bumperis tai Spec R. Bet jo, toks netobulas. Šitas labai uždrakonintas, auksinis. Ratai teisingi. Rašo GTR. Tai gal taip ir yra. Čia tai eilės Skyline prasideda nuo to ir čia... Tai ten irgi. Ir tenai taip pat yra Skyline eilė. Nežinau, reikės video sužiūrėti, kad nebūtų pasikartojančių ir suskaičiuoti, kiek jų yra čia. Bet jų čia yra tikrai daug. Serika be stogo. Bairis. Ratukai geri. Eiktų kaip gerai atrodo. Wow. GT4 spoileris. Wow. Need for Speed Evolutionas. Visiškai. Tada Evolutionai rieda. Evolutionų ir Skyline'ų toks mytas pagrinde. Šviečiančias numeriukai ant Subariko. Eclipse. Reta mašina čia. Be stogo dar. Oranžinis. Nismo. 1JZ. Čia matyt GTT. Iš kėdžių GTT. Skyline'ai. O, baltai šviečia pas tą mašinėlę numerį. Taip dar nematėm. Tipiškai žaliai šviečia. Einamės 15 pažiūrėsim. Čia GTR-ai toliau. Daug GTR-ų. RB26. Nugara. O, Big Turbo. HKS. S15. RX7.
GTR dar vienas, labai gražus mėlynas. Ratai geri, viskas gerai, labai gražus. Ir dar vienas Skylainas, ir dar vienas Skylainas. Integra. Eilinis dar vienas, šitas GTR'as. Čia šitie etatiniai. Jo, čia šitos nuomoja. Tikrai, priėjom prie išvados, kad didžioji šitų kietų automobilių dalis yra nuomojami. Numeriukai R34. Tokio drifto S15, tą, kuris sieną sušėrė. Labai triukšmingas Evo. Kažkas parpjauna. Žiūrėkit, ką radau. Va čia tai unikumas šitoj vietoj. Šito automobilio duris yra kaip miniveno. Jos slankėja. Tu jas atidarai ir jos nuvažiuoja. Kur tas bėgelis, net nesimato to bėgelio, bet tikrai žinau, kad šito automobilio duris nuvažiuoja. Pažiūrėkit, kokios plačios tos duris. Crazy. BMW. Retesnė mašina. Jo, visokie M4, M3 čia tikrai daug retesni automobiliai. O, žiūrėk, bet šitas su lipdukais. Šitas tikras. Tofu delivery. Šiaip Japonijoje tofu yra nerealaus skanumo, tarp kitko. Gyvenime nesu tokio skanaus tofu valgęs. Labai platus, ekstremaliai platus. Reikia sakyt, kad ten vairuoja užsieniečiai ar ne? Ne, jau nebereikia. Parpjauna. Eik tu savo, vis tiek garso davė. Tie Skylainai vis dar renkasi. Tiesiog čia Skylainų koncentracija, tai kai Skylainų gamyklų Nissano. Tikrai. Full race karas atvažiavo. Pilni lankai išrinktas visas.
Crazy. Čia jau spaudžiasi tie skyline'ai, nes nebetelpa. Bagažinės dangtis tik labai negražus, bet šiaip tai universalinis Evo Lancer Evolution ir ratai. Ir Supra stovi. Labai clean. Kapotas gražus iš Fast and Furious. Ir ten mačiau Integra. Jo, netobulai nudažyta, ne. 98 speko ratai originalūs, sparnai platus. Nežinau, kas tas ten inteikas gal. Karboninis kapotas, salono nėra. Viena kėdė tik tai. Šitas labai triukšmingas. Spoileris. S14, EP3 ir toliau skyline'ų eilė. Ir ten gale Supra, labai graži balta Supra. Ir kaip visada kaip ir kiekvieną vakarą Supra Turbo. Šiandien labai daug policijos triukšmo. Gerai, einam iki mašinos, reikia nešdintis.